Labas! Loto vikingų dar dažnesni laimėjimai mūsų. Pasidžiaugime už Vilnietės sėkmę, kuri praėjusią savaitę laimėjo daugiau nei 38 000 eurų. Beje, apie galimą laimėjimą nuspėjo jos bičiulė. Visą sėkmės istoriją gali sužinoti perlas.lt. Na, o kaip stipriai tu šypsotumei sužinojus, kad laimėjai 10 milijonų eurų? Būtent tiek šiandien yra aukso puode. Kaip tik užvakar buvo minima šypsenos diena, tad gal metas laimėti ir kaip niekad stipriai nusišypsoti? Sėkmės! Taigi, 10 410 000 eurų jau šį vakarą aplankys tave, atspėsi 6 pagrindinius ir vieną vikingo skaičių. Pažiūrėkime, kokie skaičiai išriedės šiam 1272 žaidimui. Ar jie atneš tau didelį džiaugsmą? Pagrindiniai 6 šio vakaro skaičiai yra 12, 47, 30, 40, 37, 11. Tai buvo pagrindiniai skaičiai, dabar rėdės vikingo skaičius. Ir jis yra? Vienas. Išrėdėjo visi šio vakaro skaičiai, dabar kviečiu apžvelgti rezultatus ir pažiūrėti, gal šiandien džiaugsimės Lietuvos žaidėjų sėkme. Taigi, ar kam nors pavyko laimėti šio vakaro aukso puodą? Šį vakarą laimėtojų nėra, tačiau tai reiškia, kad kitą savaitę žaisime dėl dar didesnio aukso puodo. Na, ar kas nors atspėjo 6 pagrindinius skaičius ir galbūt jau netrukus džiaugsis didžiuoju prizu? Laimėtojai yra ir štai didįjį prizą dalinasi 2 žaidėjai. Vienas iš Islandijos, o kitas iš Norvegijos ir jie laimi po 125 000 eurų. Didžiausi sveikinimai. O ar kam nors pavyko šį vakarą atspėti 5 pagrindinius ir vieną vikingo skaičių bei laimėti tik Lietuvai skirtą prizą? 17 000 eurų. Taip ir šią sumą dalinasi 2 žaidėjai. Iš Kauno ir Ariogalos. Sveikinu! Ekrane matome visų 10 prizų kategorijų laimėjimų sumas. Kiek ir kokių prizų laimėta Lietuvoje rasite interneto puslapyje perlas.lt. Aukso puodo niekas nelaimėjo, bet turiu gerų žinių. Prognozuojama, kad kitą savaitę jame bus 11 milijonų eurų. Kitą trečiadienį tavęs laukia ir didysis prizas su 200 000 eurų suma. Prieš atsisveikinant kviečiu visus padidinti savo šansus laimėti Viking Loto žaidžiant naujų internetinių sindikato būdu. Užsuk į perlas.lt, pasirink sindikato žaidimo būdą ir išbandyk savo sėkmę. Iki kito susitikimo.